Nu sveiki. Štai antra serija apie mūsų dviračius. Šį kartą pašnekėsim apie taip mano vadinamus plento gravelius. Trumpa priešistorė. Realiai čia buvo mano patys pirmi rėmai pirkti gravelių surinkimui. Kažkaip tai nusprendžiau pabandyti gravelius ir ilgai beieškodamas išsirinkau būtent Linskiai rėmus. Čia GR300 modeliai. Buvo užsakyti šitie rėmai. Jie keliavo gal 2-3 mėnesius. Kol jie keliavo, pamačiau gerą akciją tiem GR Helix rėmam, kur praeitam video matėte apie mūsų dviračius. Pamačiau, kad yra akcija ir nusprendžiau tuos irgi paimti rėmus. Ir jau kol dar šitų negavau, buvau nusprendęs, kad surinkinėsiu plentinukus iš šitų. Ant gravel rėmam, bet ta prasme čia realiai ten ta geometrija netai baisiai ir skiriasi. Graveliai vis tiek truputį komfortiškesni, tai čia turėjo būti tokie komforto plentinukai. Mes, kai nekart nevažinėję su Reginos plentinukais, tai nutarėm, turėsim plento dviračius. Tai va, buvo grinai plentinukai, kaip grinai, ta prasme skiriasi nuo to, kas dabar yra, tai tik tai padangos. Ten buvo grinai plentinės, visiški slikai, Pirelli, dabar tiksliai modelio neatsimenu, 32 mm pločio. Neva mūsų plentinukai buvo, mes su jais pravažiavom, maksimum 500 km ir supratom, kad nevelnio mes ne plentininkai, tai teko tiesiog uždėti truputį tokias grubesnės padangytės. Gale uždėta Vittoria Terrano Zero, beveik slikinė. Priekyje Vittoria Terrano Dry. Čia aš nepasiruošęs, negražiai sustatęs tos ratus, bet va, taip matysis. Tai va, 3,8 mm. Tai, kaip ir graveliai čia. Antri mūsų graveliai, galima sakyti, skirtumas nuo tų tikrųjų gravelių. Tai tas, kad liko plentinė kasetė, ne visai plentinė, bet jinai žymiai mažesnė. 3,2 maksimum, 2x11 bėgių sistema, taip, vairas siauresnis už gravelius, šakė čia karboninė, pas mane dar vis, nežinau, galvoju, galbūt titaną dėsiu, nežinau, žiūrėsiu, kaip šitą karboninę ves save, čia atėjo paklausyti manęs. Taip, koks dar skirtumas, turbūt pagrindiniai, tai buvo padangos, kasetė, vairas, pas Reginą uždėtas dar plento balnelis. Rėmai grinai abu mano anoduoti, blemba, aš čia sudarau šešėlį, nelabai faina, nežinau ar matysis. Visas šitas užrašas, visos šitos gilės, tas bedžikas, viską anodavau pats, būtent šitų gilių anodavimo procesas kažkur yra YouTube įdėtas mano. O pas Reginą irgi anodavau tokius katinukus, letenėlės, medžikas toks violetinės spalvos, bet čia šešėlis susidaro, gal matas. Viską anodavau pats. Rėmų geometrijos visiškai identiškos kaip ir tų Helix GR. Tai realiai turim visiškai identiškus dviračius, skiriasi tik tai vizualiai rėmai, ten sukti čia tiesūs vamzdžiai. Teoriškai tie sukti turėtų būti standesni, bet praktikoje nei aš, nei Regina to nejaučiam, tai nežinau, ten gal labiau kaip marketingas pas juos tas veikia suktų vamzdžių, bet man vizualiai jie gražiai atrodo. Kas dėl karboninės šakės, tai sakiau, kad papasakosiu, kodėl atsisakiau karboną ant gravelio. Tai didžiausia bėda buvo tame, kad ką aš bedariau, išsitraukia man, išsimuša, kai aš važiuoju per šaknis, per duobes, ten, nežinau, užtenka 5 kilų pravažiuoti, išsitraukia ta gelytė vadinama, inkaras ar kaip čia pasakyti, kur viduj stererio karboninio įsikiša. Bandžiau skirtingus modelius ten tų inkariukų, bandžiau su karbon pasta tepti. Ant va šito plento tipo gravelio laikosi, bet aš jį imu tada, kai truputį tokia švilnesniam trasom minam, tai ten to kratimo nėra tiek daug, kiek ant to jau gravelio aš duodu krūvę. Gal dėl to ir laiko, žiūrėsim. Jeigu nelaikys, išsitraukinės vis, nes realiai atsipalaiduoja vairo kolonėlė visą, pradeda klibėti ir kartais net raido metu tekdavo paveržinėti viską. Su titanu to nėra, nes ten yra ta standartinė gėlytė, kur įsikala
ir ją išrauti, nu, ten reikia labai pasistengti. O čia tas, kur plečiasi toksai. Nu, inkariukas, aš net nežinau, kaip jis tiksliai vadinasi. Tai, žodžiu, man nelaiko. Pati šakė, kaip ir viskas tvarkoj, komfortiška. Kas liečia titano šakę, tai, nu, gal truputį standesnė už karboną, bet nepasakyčiau, kad labai yra didžiulis skirtumas. Sunku man spręsti, nes aš, nu, skirtingom trasom lakstau, kai žinau, kad truputį švelnesnė bus įmu šitos dviračius, kai jau žinau, kad reikės padaužyti, tai tada įmu tuos gravelius, jau grynus gravelius, kaip vadinu, nors realiai ir šitie graveliai, bet tam, kad juos atskirt, kalbiškai, sakykim, tai čia mūsų plento graveliai, nes čia nei plentinukai, nei gryni graveliai tokie, nes sakau, tokie labiau plento kasetė ir vairai tokie siauresni, nes ant gravelių platesni ir tas išnešimas yra iš šonus platesnis, ten valdymas toksai žymiai stabilesnis. Tai čia tokie, sakykim, frankenšteiniukai. Buvo daryti kaip plentinukai, bet patapo graveliais, nes mes su Regina tikrai ne plentininkai, plentas užpisa, plentininkai, bet, nu, taip yra, asfaltas užpisa, kai labai daug jo, tai, nu, neįdomu. Taip, tai ką dar papasakot? Dėl balnelių, pas mane 6.11, kaip sakiau, pas man visų dviračių 6.11, pas Regina va tas 6.12. Nu ir blemba, vat specialiai dabar neguglinsiu, bet berods tai yra plentinukam skirtas balnelis, nes graveliam liktai 6.14 eina. Čia 14, tai čia plotis, o modelis, nežinau, ar matosi, va čia 6.12. Berods plentui. Ar yra koks skirtumas tarp 6.12 ir 6.11, tai 6.12 yra bent jau teoriškai truputį kietesnis. 6.11 tas padingas vadinamas yra truputį storesnis, 1-2 mm, dabar neatsimenu, bijau sumeluoti. Tai va tame ir skirtumas. Išformavimas, nu, identiškas, bent jau vizualiai nieko nematau. Kas dėl važiavimo komforto, tuoj sužinosim. Tu jauti skirtumą tarp balnelio ant gravelio ir ant šitą? Greitai atsakymas. Nu, labai gal. Jauti ar ne? Ne. Gerai. Va, jinai skirtumą nejaučia. Tai va, apie viską berods papasakoju. Ai, tiesa, pedalai. Platforminiai pedalai, įsivaizduojat? Ant plentinukų platforminiai pedalai. Ir ką jūs man? Va, taip noriu. Tai va, pedalai pas mane tie patys, Big Dogai, arfigeni. Šiaip vienintelis jų minusas, aš nežinau, jeigu kas stebit mano video, tai žino, kad yra bėda, bet čia surinkimo bėda, blin, tie kiniečiai pagaili tų sriegio klijų šitoje vietoje. Tiesiog būna nuo vibracijų, būtent dešinysis pedalas, jisai atsisuka ir pradeda klibėti. Čia ta prasme, jeigu pedalo neperinku. Nu, ten toks ir perinkimas, tiesiog atsuki, ant sriegio uždedi ten to sriegio fiksatoriaus ir visa problema išsisprendžia. Ir vat jau su šitais, aš jau nežinau, jau numinta turbūt 1000 bus, tai jokių problemų nebuvo su pedalo išsiardymu po pertepimo. Pas Regina kažkokie kitokie, nes sakau, jinai Big Dogų nelabai mėgsta per didelę platformą. Aš nesuprantu, kaip gali per didelę platformą būti nepatogi, bet ir nesuprasiu, nes mano pėda labai plati, tai pas mane mažų pėdų problemos nėra. Aha, prasideda darbai, prasideda grįžimai, trukdo man šnekėti. Tai matyt reikia ir pabaiginėti. Daugiau turbūt ir nebėra kažką šnekėti. Sakau, praktiškai identiški kaip ir graveliai, tai jeigu kažkas įdomu, stemukai tokie patys, nu, vairai biški kiti, bet jeigu kažkokios tai detalės domina labiau, tai galite tą pirmą video pažiūrėti, jeigu nežiūrėjot. O daugiau, nu, viskas. Tiesa, kompiuteriukus atsinaujinau, pasiėmiau Brightonus, bet apie Brightoną galvoju, gal net atskirą video padarysiu. Nes tuos pigius nuėmiau ir galvoju, reikia kažką turėti su navigacija. Bet užbėgant, taip, jau ir varnos reikia. Gerai, viskas, pabaigiu. Apie kompiuteriukus kitą kartą. Tai va, tokie dviratukai. Jeigu turit klausimų, klausinėkit. Viskas, varome raidą. Iki.